Aš nežinau, gal čia mano, žinai, informacinis burbulas buvo, bet aš tikrai prieš 10 metų čia buvau atvažiavus kaip į Andaluziją, kaip į turizmo tokią sostinę, o dabar visai kitaip tą Marbėją matau ir girdžiu, kad visi čia perka NT kaip investiciją. Kai žmonės atrado šitą pakrantę, gal anksčiau Ispanija labiau asocijuodavosi su Alicante ir viršum, nes dėl skrydžių patogumo, kadangi nebuvo skrydžių krypties čia Tenerifės salos gal būdavo labiau žinomos, bet Marbėjos pakrantė jinai atsirado dabar ir tikrai mes turim klientų pareinančių nuo Alicantės ir iš šito krašto norinčių persilokuoti į šitą pakrantę. Jinai tapo tikrai populiari ir toliau išlieka labai populiari. Ir be abejo tikrai daug perkasi savo atostogų namų. Na, pirkimas nekilnojamo turto užsienyje vienaip ar kitaip, netgi perkant atostogų namus savo, tai yra investicija. Ir be abejo, tai yra saugi lokacija, saugi rinka, tikrai stipri rinka, auganti rinka. Dėl to visi tiesiog nori čia pasidėti savo pinigus.